Docento Ališausko paklausime, kokia dovana mamai būtų pati vertingiausia? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visas mamas, būsimas mamas, močiutės su gražia švente, su gražia tradicija. Ir aišku, kaip medikas noriu linkėti būti sveikoms, džiaugtis ir sveikata, džiaugtis savo atžalomis, vaikučiais, mergaitėmis, dukromis, kurios irgi po kažkokio tai laikotarpio, po kažkiek tai metų taps mamomis. Man tai atrodo taip nesudėtinga tiesiog ateiti, kreiptis į gydytoją ar į vieną ar į kitą specialistą ir aptarti, pasitarti, išsakyti savo rūpesčius, savo problemas. Juk visada lengviau rasti kartu kažkokį tai sprendimą, jo labiau su specialistu, kuris tą sritį puikiai žino. O nuo kokio amžiaus jau reikia rūpintis mergaitės ginekologinė sveikata? Jau nėštumo metu mama turėtų padaryti gan nemažai, kad gimtų sveikas vaikas. Savaime suprantama, mes visko išvengti negalim. Yra daug įvairių priežasčių ir genetinių kai kurių susirgimų. Tačiau jeigu padarysime viską, ką galim, pirmiausia mama, šeima, o toliau medikai, tai be jokios abejonės nelaimių, bėdų bus mažiau. Toliau mergaičių sveikata. Ar reikalingas ginekologas ar ne tame amžiaus tarpsnėje, tarkim, iki pirmųjų mėnesinių. Iš tikrųjų, dažnai lankytis galbūt taip nėra reikalo pas specialistą ginekologą. Užtenka šeimos gydytojo, pediatro, kuris puikiai orientuojasi, žino tą galimą patologiją. Tačiau bent kartą ginekologas turėtų matyti. Tai padeda įvertinti kai kurias, tarkim, vystymosi bėdas, anomalijas, kurias galbūt reikėtų jau koreguoti anksčiau, kai kurias endokrininės ligas ir panašiai. Tai ką galim patarti paauglių mamytėms? Pirmiausia, labai svarbi vis tik tai mama kaip autoritetas, o esant reikalui, iškilus vienai ir kitai kokiai problemai, visuomet yra galimybė kreiptis į gydytoją. O kalendoriukas tradicinis, kokia jūsų nuomonė? Kalendoriukas rodo ciklą ir šiandien ne kalendoriuką, tai mobiliame telefone turi tą visą informaciją mergaitės, tačiau smagu, kada jos ateina ir puikiai žino apie savo fiziologiją. O ką akcentuoti besiruošiančiomis tapti mamomis? Aišku, nėštumas fiziologinė būsena, tačiau tai vis tik ypatinga, kadangi motina, mama, moteris atsako jau ne tik už save, bet ir už savo būsimą kūdikį. Tai svarbu, kad pastoti esant sveikai. Tiek, kiek yra galimybės pasitikrinti sveikatą, tarkim, dėl kai kurių įvairių infekcinių ligų, kai kuriais atvejais netgi genetiniai tyrimai galbūt reikalingi. Tai yra tai padaryti iki nėštumo. Ypatingas moters amžius tarp 44 ir 55 metų. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Moters visa fiziologija turi savų ypatumų ir nereikėtų kažkokių tai skundų, simptomų, nepatogumų, kažkokių tai kas, tarkime, trukdo arba blogina gyvenimo kokybę, susijęti tik tai su šio amžiaus tarpsniu. Galbūt po juo gali slypėti kažkokios tai ligos pradžia, todėl būtina kreiptis ir pasitarti. Iki kokio amžiaus moteris turi kartą metuose pasitikrinti pas moterų gydytoją? Iš tikrųjų, kartą metuose tai tas laiko tarpas, per kurio metu pakanka apžiūrėti, ištirti. Šiuo atveju kalbam ginekologo apžiūrą, tačiau ir šeimos gydytojo, sakykime. O amžiaus ribos jokios nėra. Iš tiesų, žmogui, moteriai privalėtų daryti visą gyvenimą. Reikėtų tai daryti. Todėl, kad šiandieną leidžia gydyti labai sunkias ligas, tame tarpe net ir onkologinius susirgimus, kada jie diagnozuojami anksti. O jeigu bent kartą metuose ateis, kreipsis moteris ir bus padaryti pagrindiniai tyrimai, apžiūrėta, tikrai praleisti sunkių susirgymų, užleistų susirgymų tikrai nebus praleisti. Taigi šiandien klausimas,
Kada buvai pas moterų gydytoją, turėtų nuskambėti ir mamai, ir močiutė, ir promočiutė turbūt, ar ne? Be jokios abejonės. Kokio amžiaus, vyriausio amžiaus teko jums konsultuoti? Tai nėra reta, ne tik konsultuoti, kai kuriais atvejais tenka ir operuoti, ir virš 90 metų, ir tai šiandieną nieko nestebina. Taigi visais amžiaus tarpsniais moterų gydytojas turi būti šalia moterų. O dabar aš noriu padėkoti docentui Jonui Ališauskui ir, reiškia, mūsų skyrelė šiandien ačiū daktarė, yra daugiau padėkos mamoms, bet vis dėlto visos tos, kurios tapo mamomis, tame tarpe ir aš, būtent docento Ališausko globojamos, siunčia jums pačius nuoširdžiausias padėkas. Ir aš Jonelė lygiai taip pat, kadangi mes kurso draugai, tai galiu kreiptis į jo Jonelę ir sakyti ačiū, ačiū, ačiū už tavo gerumą, už tavo žinias, už tavo dėmesį, už tai, kad tu esi ir kai tu esi, mums visiems yra, mums visoms tiksliau yra ramu.